Nu. Gadica, gerai. Sveiki, bachūrai, sporto mylėtojai. Šiandien pasišnekėsime apie automobilinį sportą. Kai mašina sugenda, tai dažniausiai ačiū visiems bachūram, kurie atstumia iki įvykio vietos. Jeigu susiruošėte ralių važiuoti, tai nedarykit pasdoros su visokiais Audi 100 ir Volkswagen Golfokais. Važiuokite iš karto su Betliejais. Važiuokite su kokia dar gerą mašiną, žinai. Ascona. Teisingai, su Opel Ascona. Tai yra pirmas ralio segmentas. Svarbiausia mašino yra tuningas. Klausyk, o tau akis neišdegs per tokius padidinimo stiklus. Aš vis tiek nieko nematau jau. O tai bent. Svarbiausia ant mašinos yra nusipiešti kokį grozną piešinį. Ponas lenktyninkas pas jumis variklis pirštukai kala. Pirštukai kala? Iš tikrųjų pirštukai kala. Salnikus reiks sutepti savo išvaržom iš užpakalio. A ne? Svarbiausia mašinoj reikėtų ją krūtai išpuošti, tuninguoti, išpaišyti kokią nors karvę, arba, kaip dabar madinga Lietuvoj, erelį kokį nors, arba nupaišyti kokį grozną piešinį, pavyzdžiui, degantį šėtono kryžių. Na, dar madinga visokie užrašai. Ten, Slayer, tokio nėra. Megadeth. Nėra tokio. Renault. Čiagi metalo grupė, durniau. Nu, reikia užrašyti, kad trusai pridumali tarmaza. Teisingai, va tokį užrašą. Arba nelėk greičiau, kai vėjas, nes grabas iš paskos vejasi. O, mašina. Nieko bairis, ne? Svarbiausia mašina yra išpuošti ir ištuninguoti. Tikrai nuo saulės akys tau. Einu pasikavosiu biškį. Dar vienas svarbus dalykas lenktynėse yra kostiumas. Jeigu jūs ir nelaimėtumėt, kostiumas turi būti kaip pas tikrą bachūrą, kuris eina pas kaimiečius į šokius ant rasborkių. Tau tikrai akis neišdegs nuo saulės. Kur jūs esat? Aš čia esu. Nu, nematai? Man gerai viskas. Rimtai gerai? Labai. Tai va, dar pas jūs turi būti parašyta vardas ir pavardė, kažkur buvo pas mane parašyta, kaip pažymų sportinį. Tu nematai, kur pas mane parašyta? Nematai? Ne. Tai žodžiu turi būti parašyta pavardė, pavyzdžiui, užrašyta Budulis. Bet ne taip, turėtų būti užrašyta Buduliuks, nes visi debilai, kurie rašosi Mad Drivers Club, rašosi Andriuks, Šuduks, Algiuks, rašo Sauliuks. O tau akiuks neišdegs nuo Sauliuks? Ne. Neišdegs. Ir taip pat turi būti užrašyta kraujo grupė ant rankovės. Kuri pas tave kraujo grupė? 15 su... Minus. O mano 8 kart B. Va. Gera grupė, labai lavonat patogu atpažinti, po to būna pagal kraujo grupę. Nu. Ralyje svarbiausia yra sukelti avariją. Arba nudaužti kokį nors debilą, kuris išbėga į trasą. Ir po to laukdamas mašinos, klausyk, durniau, tau tikrai neišdegs akis nuo saulės. Aš jums 100 kartų sakiau, aš jų įpratęs ir man seniai išdegė. O tu kada nors gyvenime matęs per televizorių, kaip ralyje kokią mašiną nudaužė žmogų įbėgus į trasą? Ne. Nematęs? Tai nudaužimas vyksta maždaug taip. Gaidyk! Maišais ant kelių. Nu, kai realiai nesiseka, tai reikia pykti. Ir svarbiausia, pykti ne ant savęs, o ko nors aplinkui. Ant mašinos. Per tave, suka, pralošiau.
kai įsilieja visi nervai, tada galvoji, kad tikrai gali pavaryti kaip Mika Hakinenas. Na, o jeigu laimėjai, kita kalba, tik nugalėtojai geria šampaną su kapučino kava ir su vinegretu. Tai va, šampaną reikia atidaryti, įlaistyti tik ant ko tik tai nori, ant praeivių. Nu ir svarbiausia yra laistyti automobilį. Negailėkit šampano, nes jis yra už rėmėjų pinigus. Nori šampano? O tik, ką mes čia šūdą malam apie tą ralį? Einam nusipirksim dabonkę šampano. Bala nematė, kai sakoma. Tai tiek buvo apie ralį.